Sveiki kolegos! Šios dienos mūsų tema – sudurtinio skeltuko siuvimas. Paprastai dar toks skeltukas yra vadinamas siūlėje arba neužsiūta siūlė. Aš turiu dvi nugaros detalės, kuriuose jau susisiuvau įsiuvus, juos nulyginau ir nugaros vidurio siūlėje planuoju daryti nedidelį skeltuką. Sijono palenkimas yra 3 cm, skeltuko aukštis 10 cm nuo palankos. Jeigu skaičiuojant su palanka, aišku, gausis 13 cm. Pirmiausia, ką jūs turite padaryti prieš siuvant tokį skeltuką, turite išsikirpti klijinio įdėklo juosteles. Kerpam 2 juosteles. Kadangi mano siūlės užlaida yra numatyta po 1,5 cm, klijinio įdėklo juosteles aš išsikirpau 2 cm pločio ir 15 cm ilgio. Todėl, kad mes skeltuką klijuosime ir su visa palanka, ir tokio ilgio, kad mūsų viršutinis skeltuko kraštas būtų būtinai ant klijinio įdėklo juostelės. Aš naudoju prasiūtą valo juostelę, kuri nesitempia į ilgį. Tai yra būtina sąlyga, kad skeltukas jums neišsitampytų nei siuvime, nei po to dėvėjime. Visus išmatavimus, klijinio įdėklo juostelių, pločius ir ilgius, taip pat siūlių pločius, palankų pločius, aš visada užrašau video apačioje. Ten jūs rasite visas reikalingas priemonės, kokios detalės yra naudojamos ir, kaip minėjau, visi palankų siūlių pločiai. Pasiklijuosime skeltuko vietos užlaidą. Klijinio įdėklo juostelę dėsime nuo pat apačios į viršų ir glausime prie išorinio nugaros vidurio siūlės krašto. Kai skeltuko vieta yra paklijuota, iš vienos ir iš kitos pusės, mes galime apmėtyti nugaros vidurio siūlę. Primenu, kad apmėtyti reikia iš gerosios pusės. Kai siūlės užlaidos jau yra apmėtytos, mes susisiūsime nugaros vidurio siūlę, sudėję detalės gerosiomis pusėmis į vidų. Pirmiausiai pasižymime skeltuko aukštį. Kaip ir minėjau, mano skeltuko aukštis yra 10 cm. Kadangi sijono palenkimas yra 3 cm, tai matuojant nuo apatinio krašto į viršų atidedam 13 cm atkarpą ir ją pasižymime. Vadinasi, mes užsiuvinėsime nugaros vidurio siūlę nuo viršaus iki šitos atžymos, siūlės užlaida pas mane 1,5 cm ir susisiūsime iki šitos vietos, padarant užtvirtinimą. 1,5 cm siūlės užlaidą aš pasilikau tikslingai tam, kad atvertus skeltuko užlaidą į vidų, gautųsi šiek tiek platesnis palenkimas. Siuvame nugaros vidurio siūlę 1,5 cm pločio siūlę. Todėl, kad, kaip minėjau, tokio pločio pas mane yra siūlės užlaida. Nepamirštame daryti užtvirtinimų. Užtvirtinimas ties skeltuko viršutiniu kraštu yra būtinas. Mano užtvirtinimo ilgis yra 1 cm. Atkreipkite dėmesį, kad užtvirtinimas jau yra ant klijinio įdėklo juostelės. Vadinasi, šitas užtvirtinimas tvirtai laikys skeltuko viršutinį kraštą. Nukerpam siūlus ir užlaidą išsilyginame skleistai iki pat apačios. Kai lyginate užlaidą skleistai, būkite labai atidūs. Jūsų užlaidos plotis turi būti 1,5 cm. Tiek, kiek susiuvote 1,5 cm
ir užlyginti taip pat turite labai tiksliai 1,5 cm iki pat sijono apačios. Sekantis mūsų darbas yra palenkti ir prisilyginti sijono apačią. Sijono apačios palanka mano sijone bus 3 cm. Aš prilyginsiu sijono palanką į vidų 3 cm. Prisilyginę sijono apačią užsiuvinėsime skeltuko kampus apatinius. Juos mes siūsime įstrižai, tam, kad kampas būtų gražesnis, kai skeltukas atsiverčia. Pirmiausia, mes turime pasižymėti tą kampą, kuriame susitinka sijono palanka ir skeltuko užlyginimas. Ta kampą mes pasižymėsime smeigtuku, būtent į tą tašką. Smeigtuką čia paliekam, tai bus mūsų orientyras. Tada mums reikia sudėjus skeltuko užlaidą ir palanką pasižymėti tą vietą, kurioje sutampa skeltuko užlaida ir palanka. Žymime šitą vietą ir šitą vietą. Vat būtent šitoje vietoje sutampa skeltuko palanka ir sijono palanka. Mes turėsime sutapdinti šituos du taškus ir susiūti nuo šito taško iki pažymėtos vietos smeigtuku įstrižai. Dabar darome taip. Imam šituos du pažymėtus taškus, vieną ir kitą, ir juos sudedame tarpusavyje, suglaudžiant ir sutapdinant. Suglaudžiu ir sutapdinu, laikau. Galima ją pasižymėti dar ir iš blogosios pusės. Patikrinam. Taip, viskas sutampa. Ir vadinasi, mums reikės prasiūti nuo šitos vietos iki tos vietos, kur yra smeigtukas, įstrižai. Galime šitą vietą susidaikstyti, taip jums bus susiūti lengviau. Susidaikstysiu pažymėtą vietą daikstymo siūlu, tam, kad jinai nepasislinktų man siuvime. Daikstau per pažymėtą vietą pakankamai mažais dygsniukais. Ir iki pat užlaidų krašto. Pabaigę daikstyti, rekomenduočiau šitą kraštą užtvirtinti, tam, kad jis nepasislinktų. Išsitrauksim apatinį smeigtuką, jis mums yra nereikalingas. Siūlus apkerpam. Ir dabar galime išsiversti savo skeltuką ir patikrinti, ar viskas mums gavosi tvarkingai ir teisingai. Taip, tikrinam. Skeltuko užlaida išgulė, mūsų palanka, jisai yra šiek tiek storesnis, todėl kad čia dar yra nenukirpta užlaida. Mes ją susisiūsime iš vidaus, dar kartą išverčiu ją, mes taip pat ją susisiūsime iš vidaus, padarant užtvirtinimus pradžioje ir pabaigoje. Ta patį reikėtų padaryti ir su kitu skeltuko kampu. Taip pat pasižymėti tą vietą, kur užlaidos susitinka, čia įsisegti iš vidaus smeigtuką, susidaikstyti ir susisiūti. Dar kartą pasižymiu susiuvimo vietą ir siūlės pabaiga yra štai šitame taške. Būtinai siūsiu su užtvirtinimais pradžioj ir pabaigoj.
Susisiuvus apkerpam siūlus ir ištraukiam daigstus. Pakol kas už šitos užlaidos nenukerpam. Kai susisiūsim abu skeltuko kampus, tada išversim, patikrinsim, tik tada galėsim nukirpinėti. Kai susisiuvate abu skeltuko kampus, būtinai reikia juos išversti į gerąją pusę ir patikrinti, ar skeltukas gražiai išgula, ar netempia užlaidos ir svarbiausia, ar abu skeltuko kampai yra vienodo ilgio. Jeigu kampai yra vienodo ilgio, dabar galime iškirpti nereikalingas užlaidas. Kerpame, palikdami viršutinėje dalyje 1 cm pločio užlaidą, ties kampu nukirpsime prie pat susiuvimo vietos. Paliekame porą milimetrų tam, kad neiširtų, o po to nukerpame 1 cm pločio siūle. Šitą užlaidą mes turėsime išsilyginti skleistai ir skeltuko kampą išversti. Kai siūlė bus išlyginta skleistai, skeltuko šitas kampas jums gražiai atsiguls. Šitoje vietoje storio jau nebelieka. Išlyginame skeltuką ir iš blogosios, ir iš gerosios pusės. Pats kampas yra gražiai išsiūtas, mūsų užlaidų kraštai sutampa, tai yra būtina, ir skeltukas yra stabilus. Toks skeltukas, jisai yra viršuje gerai užtvirtintas ir tikrai neišplyš. Jeigu pastebite, kad jums skeltukas čia plyšta, vadinasi, reikėtų šiek tiek padidinti skeltuko aukštį. Toliau sijonas yra palenkiamas. Apatinis kraštas, apatinė jo užlaida. Jeigu pagal modelį yra numatytas kažkoks apdailos peltakis per skeltuko kraštus, dabar jūs galite jį ir nusipeltakiuoti, tuo pačiu pritvirtindami ir sijono apačią. Gražių jums siuvinių ir gražių skeltukų. Sėkmės! Susitiksim kitą kartą.